Stop!
Pinigų. Tik viena bėda. Tas princas neturi nuotakos. Nuotakos? Nenugi jaunos. Jaunosios neturi. Jaunosios. Negali būti. Jeigu tik tas vaikis paimtų vieną iš maniškių, aš susigiminiuočiau. Mes susigiminiuotume. Arba mes tikra aukštuomenė. Mano kraujo žmonėmis. Mūsų kraujo žmonėmis. Arba, taigi susigiminiuotume. Tikra aukštuomenė. Sultinga. Arba, blogarboksai. Beje, naudodamasis savaisiais ryšiais iškvočiau, kad senė šiąnakt tam savo princui rengia puotą. Puotą? Na, tūsą vakarėlį, per kurį princas išsirinks nuotaką. Šiąnakt? Šiąnakt? Aišku, taigi reikia ruoštis, taigi suknelės makiažai, bateliai, taigi reikia ruoštis. Beje, kas Jonas, įtakingas verslininkas, o Morta? O Morta? O Morta, jo žmona. Apsukri moteriškė, jie neleis, kad tokie pinigai atidėtų ruošiam Hario Poterio paramos fondui. Todėl šiandien jie rengia tūsą vakarėlį, per kurį princas išsirinks nuotaką. O jeigu neišsirinks, tai kalbama, kad senė. Bet tokia baisė, kad net milijonai negelbės. Milijonai? Milijonai. Milijonai? Taigi, milijonai. Milijonai. Mano mergaitės. Mergaitė Gali būti pasirinktas ir turi nors tapti galingiausio verslininko. ar čia. Tik viena bėda. Bėda? Bet reikia, kad princas kurią nors pamiltų. Oi, taigi visai nesunku. Juk Lota. Lota? Lota? Tokia puiki matematikė. Lota? Ji bus puikiai buhalterė jums pirmoje. Prašau, tik ne Lota. Na, o tada Luisa. O ką Luisa? Luisa, neprilygsta lakos metodologija. Niekas taip vėl visi mano apie ponų valymą, kaip jie. Jūs visos trys šiąnakt nuvyksite į puotą, aš jums organizuosiu privatų susitikimą, bet niekas nežino, kad lygiai vidurnaktį princas išsirinks nuotaką. Išsirinks nuotaką. Lota arba Luisa. Luisa arba Lota. Lota arba Luisa išsirinks nuotaką.
Pabūsi? Ne! Jokių būdų! Jie tokia! Galima kam nors parodyti! Jeigu ten visas trašas sudaužys, na, suprantai, vakarienė, diskoteka, bet į puotą! Ne tik ne tai! Tai tiesą sakant, brangi draugė. Tiesą sakant, brangus draugė, ponas Alfonsai, mano mergaitės mokėsi šokti baletą, tik buvo pateko varsa valkata ir iš manęs atpelėdė iš integracijos. O šita, atsiprašant, pelionė, mano brangiausia vyro duktė, mums tik kraują gadina. Ką dar palikai? Ko tu užsimanėjai? O kodėl aš negaliu eiti? Juk tėvelis ponui Alfonsui nepavydi. Tiesa? Kodėlgi mergaitė negali vykti į puotą? Gali. Gali? Aišku, kad gali. Jei lik vakaro padarysi visus darbus. Išplausintus, išdžiovintus kalbinius, paruoši vakarienę, padarysi namų darbus savo seserims ir sutvarkysi kambarius. Pakartok. Išplausiu seserę, sutvarkysiu vakarienę, paruošiu namų darbus ir išdžiovinsiu kambarius. Oi ne, niekur tu neisi. Ir žinai kodėl? Nes neturi kuo apsidengti. Brangus draugė, ponas Alfonsai. Brangi draugė? Eime iš čia. Alfonsai, šitą kvailę, tai mane nužudys apie šitai. Aš atsiprašau, kasytė. Susitiksim tūsę. Ateinu. Štai kaip būna. O dar sako, blogų pamačių nebūna. Būna. Nejaugi netiki? Tikiu. O į puotą nori? Labai nori. Nori sutikti princą? Ne. O kas jis toks? Mes sakom, kad šiame pasakojame pats svarbiausias. Nori bijai išgirsti? Na, taip. Tai klausykis. Princą mano vienintelė! Tik nepamiršk, jog šiandien jis nepasenelė. Ramiai, mama, ramiai, nepamiršau. O kur kitu? Čia, bus kambarį. Nepamiršk. Nepamiršau, dabar šiaip uždaryk duris. Prince mano vienintelis, pas tave tavo angelas sargas. Sveikas. Sėskis, angelėli. Gal jums, berniukai, kokios arbatos? Ne, čia mytėmės ir taip sau paklausiu. Man tai arbatos būtinai. Gerai, aš su jums. Ir medoliukų prie arbatos. Žinoma. Ir sausainių. Ir karamelės. Neškit viską, ką turit skanaus. Gelbėk mane. Ką gelbėt, aš dar gyvas. Tu nesupranti. Mane. Mano tėvukai nusprendė apvesdint. Tu įsivaizduoji, kokie tėvukai čia tokia žaidėja nėra. Mano senelė surašė testamentą. Ir jeigu tuoj pat vesiu, milijoną paveldėsiu. Milijoną? Milijoną? Taigi pupytės, pinigai, mašinos, namai, kelionės. Tai tu milijonierius? Koks milijonierius lavonas geš. Šiandien čia pas tėvus į sodybą prisirinks visokių pupyčių. Ir va tokių. O man vieną išsirinkti reiks. Suvoki. Drauguži, tai tau jau visų nereiks. Pupyčių. Nieko tu nesupranti. Ko aš nesuprantu? Mane nori apvesti. Tai kas blogai? Apvesdint! Pražudyt mane nori. Oi, nejuokintus savo smulkmeną, gerai? Pinigais apipil. Kas blogai? Pinigais apipil, pinigais. Būčiau aš toks pats kaip jis. Nu pažiūrėk, visiškai laisvas. Visiškai laisvas. Ne, draugužiai, nu man geriau. Krūva pinigų. Ir žmona po kaklu.
Niekauji. Aišku, ne. Ir kalbė visiškai rimtai. Taip. Tada žinok, brolau, galiu tau padėti. Pasakok. Tu šį vakarą apsimeti manim, išsirenki savo žmoną, panelę, partnerę, merginą, kokią tik nori. Ir vedė prie altoriaus. Nu, bet tai kas bus, kai tavo tėvelio Fox Security prisistatys? Tai... Viena čia tau neapsės. Tai kaip, ne? Prašau kaip draugo. Nugi ne. Nu gerai. 100 litrų. Galva persišviesiu su savo 100 litrų. 100 dolerių. Svajok savo sveikas. 1000 litrų. Žinai, šikštus moka 2 kartus. Gerai. 1000 dolerių. Benzino kanistras. Ir mano kompas. Gerai! Sutarta! Bet visi iškart supras, kad aš tai ne tu. Kas supras, tai kaip pirty viskas bus gerai. O merginų kiek bus, į tave tai niekas nei merginų. Merginai! Mergiukai! Mes mama, čia reikalas. Ar matai ant stalo, prašom. Lenktynės. Pažiūrėsim, kas čia per prekė. Labas, mamytė. Mes atėjom. Liepiai atėjom. Galim užeiti. Nu, tai užeikit, jeigu jau atėjot. Čia. Pažiūrėk. Lygiuot. Ramiai! Kaip jaučiasi būsimasis jaunikis, a? Senelė, aš va kaip tik su tavim pakalbėti užnorėjau. O kam? Žmona taip pat išsirinks. Tik žinai, kokią šviesesnę. Neklausyk, ką žmonės kalba. Tokios? Ne, pačios geriausios. Senelė, aš tau 100 kartų kartau, kad aš nebesiu. Nieko nebesiu. O, mano sūnus. Tavo! Taigi sakė, nieko nebestų. Tu kvaili. Ką tu pasakė? Gal tau pinigai nerūpi? Rūpi. Tai kaip čia tu taip galvo, ką šneki? Kaip tai nebesi? Taigi, kad širdis netraukia, senelė. Širdis. Širdis. O tai kas tada traukia, a? Vesi. Gyvensi ilgai ir teisingai. O jei ne. O jei ne. Ojai. Ne. Skambina tau atsiliep. Alô? Taip, Džonas klauso. Atvežėt? Akai. Tuoj nusileisi. Mama, mamytė, viskas tvarkoj. Atvežiau vestuvinį fraką. Nu, einam atrodo. Tėti, man jau galvas skauda nuo viso šito. O, tik lagilas nueina. Pažiūrėk, sudėjimas toks ir pats. Pinigų nori. Pamatai sutikti, laimingas, taigi pasimažuoju. Greičiau einam matuotis. Nieko, praeis. Tau PPS. Kas toks? PPS. Priešvedybinis sindromas. Vieną dieną praeis. Tikiuosi, senelė, kad ir neatėsi. Tai čia tas princas? Ir kas iš jo norėtų tekėti? Tau jis nepatiko? Aš
kažkoks pasipūtęs, negerbė tėvų, nežinau. Žodžiu, ne tavo skonis. O po to nori? O kam? Jeigu ten tik tokie rinksis. O jeigu jis kitoks? O jeigu aš turiu krikštalo dėvėlę. Kas čia dabar? Gerai. Ai. Einu dirbti. Bet kaip man nusibodo tie pamotės rinksmai? Kaip man nusibodo tėvai? Kaip man nusibodo tie nešvarūs skalbiniai? Kaip man nusibodo pinigai? Kaip man nusibodo tos pamotės dukterys? O kaip man nusibodo senelė? Kaip man nusibodo tie nesibaigiantys darbai? Kaip man nusibodo tos kvailos kalbos apie vestuves? Nusibodo! Nusibodo! Man nusibodo! O laikas greit, bėga jis šitaip greit, vis nusinešdamas skausmą. Ar išdrįsiu išskristi išskriet su keliaujančiais paukščiais? Turiu skubėt, nes vakarėja, nes temsta viltis ir sapnai. Turiu skubėt, nes vakarėja, nes temsta viltis ir sapnai. Kažkur toli yra kiti pasauliai ir namai. Mirtis, mintis ir praeitis svajonėmis nuleis. Ir man taip norisi skristi toli, nepakirptais sparnais. Ir man taip norisi skristi toli, nepakirptais sparnais. Aš išdrįsiu išskriet su keliaujančiais paukščiais. 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 Labas, Katyte. Labai gražiai atrodo. Ačiū. Nagi Luiza, nagi ir Lota, ruoškitės greitai, vyksim į puotą. Princas juk mes, kaip suplanuota, žavę Luizą protingąją Lotą. Nagi Luiza, nagi ir Lota, ruoškitės greitai, vyksim į puotą. Oi, tu prince vesi, niekur nepabėgsi. Lota ar Luiza, išsirinkt turėsi. Lota ar Luiza, Lota ar Luiza.
Dykuota? O galiu, viską padariau, ką liepėt. Tik seserų išskalbt nespėjau. O ko tau ten? Ten noriu pašokti. Ten noriu. Nedalis dienos savo nepuolė galai šeimai. Mergaitės eina ruoštis, o tu pelelės sėdės namie. Ir jokių komentarų. Jokių komentarų! Alfonsai! Legiu, Katrina! Legiu! Sveika, dalelė. Malonu susipažinti. Pirmoji. Pabandyk kitaip, šitokie karščiai. Brangioji, Aš tavo Krikštamotė. krikštamotė. Jūs kažką baigėt. Čia nepasaka. Ak, tas jaunimas, nekip prie žmonių. Nu, aš tai tikrai nieko nesuprantu. Nu, ko čia nesuprasti? Įsivaizduokit, skubės žmogus, važiuojant, o čia nei kėdės, nei arbatos nepasiūlo. Atsiprašau, aštuoni. Mergaitė, tu kada nors girdėjai apie gerąsias tetules, kaip aš, kurias keliauja padėti žliumblenčioms mergaitėms, kaip tu. Tai žinok, aš viena iš jų. Ir jeigu tu tučtuojau nepasakysi, ko tu nori, aš keliausiu toliau. Matai, ką reiškia kartu klausinėti. Krikštamotė, daryk, ką turi daryti. Na ir kuogi tu nori? Ji nori keliauti į guotą. Prašau, durys, sena. Na ne, jūs nesuprantat. Aš negaliu. Kodėl? Ji neturi kuo apsipirkti. O viešpatie mergaitės? Prie darbo! Stebuklą, nu dar ko nors stebuklą kokį. Na? Labai gerai. Stop! Kas čia dabar? Kas čia taip? Kas vyksta? Štai, tau jų šiąnakt prireiks. O kam? Nu, kai padarys manikiūrą, negraužk nagų ir keliausi į puotą, būtinai jas užsimauk. O kodėl? Nes jos stebuklingos. Ir nepamiršk, nevalia jų nusimauti. Deja, lygiai vidurnaktį tu turi grįžti namo. Kodėl? Nes nepilnamečiams po 12 vaikščioti draudžiama. Kodėl? Nes išsisklaido kerai. Kodėl? Krikštamotė, sakyk, kodėl? Baigėsi nuoma.
Ir nepamirš, šiandien turi susirasti nuotaką jaunuolį. Panelės ir ponios, pristatau Botą. Pirtyje! Stajau! Ką? Pirtyje? Mama! Alfonsai, kaip čia dabar suprast? Pirtyje! Nu, palydėk mergaitės. Kur? Kaip tai kur? Į pirtį! Polka su ragučiais, muzikantas Nušvicas! Vientirda ir vientirda. Ai, kad tai vaklai. Polka su kiškučiais. Tauragais! Ar pirmiausiai pažįstat tik pirtyje? Artimiau! Eikšti čia girdimiau pirtyse susipažįstu. Arba prie arbatos puodelio. Na, tai einam arbatos. Tai arbatos namuose kabinė Alfonsai. Alfonsai, aš tai šiaip sunkiai vaikštau. Aš sunkiai vaikštau. Dabar taip, kepurę ir nepamiršk, $1000, saliarkos kanistras, mano kompas, o kas svarbiausia dabar tu princas. Aš tai lieku prieš. Princė, tai aš šauku. Karšta. Karšta. Oi, tu prince, bėgsi, niekur nepabėgsi, Lota ar Luiza, išsirink turėsi, Lota ar Luiza, Lota ar Luiza, Lota ar Luiza, L-O-T-A! Luiza! L-O-T-A! Luiza! L-O-T-A! Luiza! Lota! Luiza! Lota! Luiza! Na, Luiza! Atsiprašau, į tą puotą? Į tą puotą pirtyje. Na taip, tikiuosi nelabai vėluoju. Ar galima gyvenuoti? Tokią. Nuobodybę. Tai jau tikrai. O koks jūsų vardas? Auksinis kardas. Paslaptis. Man patinka. Na, bet jūs tokia paslaptinga. Iš kokios pasakos. Vadinasi, aš ir esu iš pasakos. O jūs grojate? Na taip, vaikystės prisiminimas. Na, tai pagrokit man ką nors iš savo savų vaikystės prisiminimų. Pagrot? Na, taip, tai žinai, mes atvies. Jeigu daugiau nėra,
tililik, dabarliukai maži. Tililik, tililik, gyvena. Tililik, tililik, kol rytas suolas. Tililik, tililik, palapotys snas. Morta, mortelė, mano bratia. Oi, dar Jonas pamatys. Jonas? Ne? Alfonsai, paskambink man. Paskambinsiu. Katytė. Alfonsai, jau vidurnaktis, jau vidurnaktis. Myga, pasislėp, čia. Marko, Helga, greičiau, artėja vidurnaktį. Laikas, kada princas įsirinks nuotaką. Princas įsirinks nuotaką. Palauk, pasakyk bent savo vardą. Negaliu, O kaip tave suras? jau vidurnaktis sudie. Kaip tave suras? Elno, greičiau, pagaliau princas įsirinks nuotaką. Princas įsirinks nuotaką. Oi, nekeliu, nekaičiu. Prašau, prince. Prince! O tai kas tada čia? Tokia pūlė. Akene! Čia princo draugas. Ne princas! Ne princas! Mama! Ne princas! Na, kaip šitaip galima? Vaikai verti ir jūs, na žinot, Luisa važiavam namo. Alfonsai, palaukit, ar kažkodėl. Nu, žinai, bernelį. Na, žinai, bernelė, tėvai tau surengė nuotą, sukviečia nuotakas, o tu šitokias paukštas greitai lipo tu mažas vaikas. Jaučiu, kad tuoj nualpsiu. Turėtų surast nuotaką. Neradai. Vadinasi, nieko negauni. Ne, tik ne testamentą. Man šito tavo testamento ir nereikia. Gali nors ir be skardyko palikti. Mašiną atimti. Į kalėjimą uždaryti. Nebėsiu. Ramybės. Tai sakėt, reikia nuotakas. Reikia, nu. Reikia. Rasiu. Žinau dvi. Žalias damas. Tegu vaikinas. Veda vieną iš jų. Ašgi sakiau jums, kad nieko nebėsiu. Nieko. Išskyrus. Išskyrus auksinį kartą. Gal visai gražus vardas? Berniukas karščiuoja, jam haliucinacijos. Tuoj Tai priklauso. mergina. Ji buvo čia. Vilkėjo šviesią suknelę. Ir grojo šitą gitarą. Tai net jie čia. O į blondinę? Ji pabėgo. Sūnau, aš tave kiek kart mokiau. Radai, tai nepaleis. O ją dar galima rasti. Kaip? Prašau, pasakyk visus pinigus, įduosiu mašinas viską. Pasakoj, Pelenė pametė batelį. Ir batai. Ne? Batus tai susirinko. Tačiau jį grojo gitara. Visi mes jom grojom. Ištant spaudai. Va? Tiksliai, gitarą paim, visą nuim ir pristatyt man visi suprato. Prince palauk. Prižadėk, kad įdėsi tą, kurios pirštos sudai bus ant gitaros. Grįžtų senelį viską tau prižadu. Atsaukite. Alfonsai,
turi. O žmona trankosi su visais, kurie bet kažkiek pinigų turi. Kam o kam patylėta iš pono turi? Jo, patylėta. Bet ne tai svarbiausia. Jo, ne tai svarbiausia. Svarbiausia tai, kad princo žmona bus ta, kurią jam aš išrinksiu, Alfonsai. Pristatykit man savo nuotakų pirštų antspaudus. Ko? Kam? Specialiai kolekcijai. Princo žmona bus ta Luiza Mot, ar kaip jas vadinat? Luiza! Mes truputį pakeisime. Mes truputį pakeisime! Jeigu tu neprasižiosi. Jeigu tu neprasižiosi. Aš negaliu tokios pasakoti. Labai gerai. Labai gerai. Pinigų taisyklės tokios pačios. Pinigų taisyklės tokios pačios. Pinigai. Viskas gerai. Viskas gerai. Tai kurios pageidautumėt? Ar Luisus? Tu nieko nesupranti. Man tai visai nerūpi. Nei princas, nei nuotakos visiškai nerūpi. Ir pinigai. Galbūt. Turiu vieną keistą savybę. Negaliu pakęsti kitų laimės. Pinigai. Pinigai. Jūs negalite pakęsti. Negaliu. Pirštų antspaudai. Būtent. Šliaužuosi, aš nežinau, ką daryti. Senelė, čia tie pirštų antspaudai, kur nuo gitaros dabar aš vėsiu ją. Gerai, keliami mano, eik išsimiegok, rytoj ryte eisim ieškot tavo nuotakos. Ate. Čia tai daro. Reikalingi pas Alfonsą. Greičiau. Jūs ką? Žabalos! Pirštyko Benzono Varkšanėckija! Sutriusi, kad jie visi vėluoja. Pelėne! Aš netyčia. Pelėne! Iš kur visą tai gavai? Armani bateliai. Gucci! Suknelė! Pavagiai! Pelėne! Tai kaip balius? Princą sužvejojot? Sesytės. Mama, kol mes buvom išėjusios, jinai čia bernų prisivedus. Apsirūpis, pažiūrėk, prižiūrėk! Na, bet bus. Aš tik įsimylėjus. Labanakt šeimą. Atiduok mano petelis, mano! Pelėne! Pelėne! Atiduok suknelę! Pelėne, pilnai nesupirmasis savaitės! Čia skambina vidury nakties! Alfonsas! Klausau. Ką? Luizas pirštų antspaudų? O tai kam policijai reikia? Tau? Taip. Luiza taps nuotaka? Tai žinoma, Alfonsai. Aha. O toje dar viena mergina? Šviesią suknelę? Groja gitara? Kaip pasivadino? Auksinis kardas? Ką tu čia šneki? Taip, Alfonsai, taip, taip, po 12 mūsų sode. Turėsiu Luizos pirštų antspaudus, taip. Pelėne! Žinai, tu buvai fotoje? Buvau. Tu buvai ta mergina. Auksinis kardas. Kaip originalu. O ar žinai, Pelėne, kuo užsiiminėja tavo tėvas? Tėtis? Jis skambino. Kaip jam sekasi?
aš ir tai matau, kad nei viena iš šitų žąselių antelių nėra ta. O, tu neskubėk! Pameni, tu prižadėjai vesti tą, kurios piršto antspaudai atitiks šitos. Jeigu jau prižadėjau, tai lyginti. Ir palyginsim. Eime palyginti. Galima būtų jūsų raidelę? Nesudės. Mama! Nežinau, tada kurį pirštą taigi nežinau. Mama, kam čia tie cirkai? Aš negroju kitų. Daugiau! Bernelė! Čia tik mūsų katinas. Bernelės katinas. Mes nepaskatiname. Tas balsas. Juk jūs vakar buvote puotoje. Buvo! Žinoma, kad nebuvo. Ir aš vis tiek norėsiu palyginti jos piršto antspaudus. Na, palyginkit. Imkit ir palyginkit. Prašau. Netinka. Negali būt. Negali būt. Negali būt. Gali. Gali. Vadinasi, vakar sapnavau. Mama, man jau skauda pirštą. Bet taigi ji buvo puotoje, ne šitos dvi. Ji baisiai Ji buvo savo. gitara. Tu prižadėjai. Būk atsakingas. Na kągi, pirma, lopas. Lopas, palyginkim. Lyginam. Raštas, kad netiks. Netinka. Nebijok, mano irgi net. O dabar Luizos. Tinka. Luisa, tu nuotaka. Man nerūpi, ką rodo šitie jūsų piršto antspaudai. Aš žinau, kad tai ji. Tai ji yra toji. Na, pasakyk jiems. Pasakyk jiems, kad tai tu auksinis kardas. Pasakyk. Pasakyk. Aš Belenė. Tokia ir liksi. Bet tai čiagi sąmokslas. O, mielasis, čia būsimos vestuvės. Ne. Taip, jūs kažką painiojate. Na kągi, radom antelę, galime keliauti. Juk tai jie toji. Pasakyk jiems, kas tu. Pasakyk, kad tai tu auksinis kardas. Gerai vaidinai. Šaunuolė. Tu tikra ragana. Kam tie komplimentai? Va dabar sumokėsiu už tavo tėvelį ir galėsi būti laimingas. Nors artėjant vestuvėms bus tiek daug išlaidų, jam teks palaukti. Vaidonė, o juk jis tau uždirbo tos pinigus. Mano to tik geriau. Mūsų to tik geriau. Tai kas dabar bus? Vestuvės, tik ne tavo. Ir kaip galėjai pagalvoti, kad jis tave ves? Štai kaip būna, o dar sako, šiais laikais blogų pamučių. Šiais laikais dar būna ir kvailų podų. Bet taip jau nesąžininga. Ta moteriškė nedorai elgiasi. Gėdės, kaip stipresnis. Ir išvis, tu visą šitą košę užvirei. Užviriau, tai ir išrėpsiu. O tu, Belenė, palauk, juk... Nebereikia. Man rodos, beliko tik vienas stebuklas. Išeiti, pabėgti, viską pamiršti. Belenė! Nebečiu aš tos jūsų Luizos. Viskas! Nebegaliu klausytis, ateik čia! Tokias nesąmonės kalbėti! Tu visai toks, kaip tavo tėvas! Ateik čia!
močiutė neduos pinigų. Tai vadinasi, turiu aukotis. Tik dėl ko? Dėl pinigų. Pasaulyje geriausia yra pinigai. Pasaulio galia yra pinigai. Pasaulis yra pinigai. Prieš mane iš čia. Prieš anutos. Šiandien, žinai, milijonai. Brangioji, sūnau, mano pasaulis griūna. Tai tavo pasaulis griūna. Nenusipirksi naujos mašinos, nepavalgysi restorane, smokingo naujo nenusipirksi. Ar tai yra pasaulio griūtis? Nori pasakysiu, kada pasaulis iš tiesų griūna. Tada, kada prarandi save, kada parduoti save, kada prarandi viltį. Tavo motina mane palieka. Vadinasi, nori, kad išgelbėčiau tavo gyvenimą, sugriaudamas savai. Tikiuosi, būsi patenkintas. Ačiū, sūnau. Oi, nereikia dėkoti. Tai kad švęs. Tėve. Ačiū, sūnau. Morta, brangioji, kur tu? Tai vesi. Ar pamirsiu? Sakyk, kaip tau patogiau. Ji. Luisa. Aš po to vakaro apie nieką kitą negaliu galvoti. Man ji patinka. Luisa? Na tada eik pas ją. Būkit kartu. Na, ir būkit laimingi. O kaip tu? Tai mergaitė pelelė. Ji buvo to, žinau, jaučiau tą visą širdim. O ji išsižadėjo. Ji melavo. Ji aukojo. Aš aukojusi. Ji aukojusi. Tik vardan ko? Išeinu. Pamiršiu viską. Gyvensiu taip, kaip aš noriu. Aš išdrįsiu su keliaujančiais paukščiais. Aš išdrįsiu su keliaujančiais paukščiais. Turiu skubėti, nes vakarėja. Nes temsta viltis ir sapnai. Turiu skubėti, nes vakarėja. Nes temsta viltis ir sapnai. Laiminga pabaiga. Norit laimingos pabaigos? Tai prašau, jūsų laiminga pabaiga. Tai kas tau dabar? Nenoriu tekėti už jokio princo. Motina verčia. Tai čia irgi laiminga pabaiga. Žmogus neverkia. Rauda čia. Angelė! Angelė! Ji nenori tekėti, nenori. Nenori? Nenori tekėti už princą? Bet aš maniau, jis tau patinka. Kvaily. Jau greičiau tu man patinki. Tikrai? Tikrai. Tikrai? Tikrai! L-I-Z! Luisa.
tai kaip princas su beleniu. Jie pabėgo iš namų. Ai, tada jau patys pabaiga. Žinau. Kai jie pabėgo iš namų, tai princas įkūrė roko grupę. Pritrūko vokalistės, todėl padavė skelbimą. Belenė, kai dainuojantį, aišku, susidomėjo ir atėjo į perklausą. O susitikę jie užtraukė! Aš išdidruosė! Su keliaujančiais paukščiais! Aš išdidruosė! Tai viskas buvo ne taip. Jie, nusiminę, nuėjo pavaikščioti į parką. Vaikščiojo švelniu, bet labai karštu smėliuku. Išvydo vienas kitą ir apsikabino. Eilė! Viską žinom, kaip baigėsi. Aš irgi žinau. Kurie dirbo? Ei, Repeticija baigėsi. Viskas.